Tai tikriausiai patys gražiausi mūsų prisiminimai yra mūsų visų 3 kartų, tai yra mano mamos ir mano mamos mamos, tai yra močiutės bendros parodos, kurios vyko gaila, bet tik 4 metus. Tai buvo tokios labai įvairiapusiškos tos parodos, kadangi nuo paprotinės dailės iki vizualinės dailės, bet viskas labai gražiai susijungdavo į tą visą bendrą visumą. Aš išmokau pačiu tradiciškiausiu būdu, tai yra aš perėmiau amatą iš mamos. Mano mama Odeta Tumėnaitė Bražėninė, turbūt pati žymiausia popieriaus skaitymo meistrė Lietuvoje. Vėliau jie pradėjo kurti ir raižinius. Kai jau ilgą laiką kūrė raižinius, kai aš buvau paauglė, aš nuėjau į jos organizuojamus mokymus tradicinių amatų centre Smirne, Utenoje. Ir ten, kadangi buvo vasara, aš turėjau laiko, neturėjau ką veikti, aš jau visą savaitę, kiek truko tie mokymai. Tai aš turėjau galimybę, pasidariau tų raižinių ir aš pastebėjau, kad man labai patiko. Ir taip pat nuo vaikystės mes marginam margučius, tiek skutinėtus, tiek vašku margintus. Tai yra tikrai nebūtinai Velykoms. Margučių parodos, ekspozicijos vyksta visus metus. Tai mes ruošiam labiausiai margučius būtent toms parodoms. Aha, labai gražiai darai. Iš esmės tai buvo labai paprastai, jis tiesiog paėmė tą pagaliuką, vinuką ir uždėdavo ant to kiaušinio. Kiaušinį mes nudažydavom ir tas visas procesas jam buvo absoliučiai stebuklas. Ir tai buvo jam tiek džiaugsmo ir atrodo vis tik taip. Tikrai nėra taip jau, kad imk vaikui ir duok, bet taip to aišku vaiką pasaugai, bet absoliučiai verta ir tikrai 1,5 metų vaikas jau tikrai buvo ne per mažas. Normalu, kad kartos keičiasi aplinka, kurioje mes augom. Ir natūralu, kad keičiasi ir tas liaudies menas, kadangi liaudies menas iš esmės ir yra tai, kad tai yra žmonės, kuriantys meną, kurie neturi meno srities išsilavinimo. Tai reiškia, tai yra žmonės, kurie kuria meną taip, kaip jie jį įsivaizduoja. Tai gali nebūti proporcijų, gali jos būti iškreiptos. Pavyzdžiui, gali antras planas paveiksle būti daug didesnis už patį pirmąją. Ir tame nėra jokios problemos. Ir atrodo, kad jauni žmonės tikriausiai bijo, kadangi tiesiog atrodo, lyg tu turi atitikti kažkokius standartus, taisyklės, nors iš tikrųjų tų taisyklių visai nėra. Aš raižydavau naktimis vien dėl to, kad kitu metu aš neturėjau laiko. Mano vaikas keldavosi ir naktimis, kas pusę valandos, kas valandą maksimum. Tai per tą pusvalanduką, kiek jisai pamiegodavo, aš raižydavau. Dėl to, kad man tai būdavo ramybė, man tai būdavo nusiraminimas. Taip su kiekvienu kartu jisai atsikelia, aš einu jį užmigdau, pabūnu šalia, kad jam būtų ramybė, aš išeinu, paraižau vėl, aš grįžtu, vėl migdau ir taip tas laikas taip ir maišydavosi. Pirmas atspaudas gali būti nepavykęs, su tuo pirmuoju tokiu yra vien dėl to, kad linoleumas turi įsigerti dažų. Ir ne visada su tuo vienu sluoksniu dažų padengimu jo užtenka. Nors šiaip aš spaudžiu namuose, aš spaudžiu su rankom, nes
spaudos presu. Dėl to visada būna kažkokių ne iki galo paspausta ar dažais padengta, bet man čia yra ta gražioji rankų darbo dalis. Tai normalu, kad kai kur nebus pilnai pasidengę dažai, kai kur linoleumas tiesiog nuskils ir tu tiesiog nieko dėl to negali padaryti. Tai tiesiog ramiai paleisti. Ir viskas yra taip, kaip turi būti. Čia jau įdomu dalis.